Jūs jaučiate nugaros skausmą dėl šlaunies ir aš galiu tai įrodyti. Šiame vaizdo įraše sužinosite, ar tai jūsų atvejis ir kaip pagerinti situaciją su 2 pratimais, kuriuos galite atlikti dabar namuose. Kai užpakalinės šlaunies raumenys yra sutrumpėję, jie yra per daug aktyvūs, negali atsipalaiduoti ir įtraukia dubenį į vidų. Ir tokioje padėtyje jūs visada labiau spaudžiate diskus, o tai yra blogai, ypač tiems, kurie turi disko išvaržą ar išsikišimą. Jūs kaupsite raumenų įtampą juosmens srityje ir apkrausite stuburo raiščius. Neištempus šių raumenų tinkamai, tai yra klaida, dėl kurios daugelis nugaros, disko išvaržos ir išelvijos gydymo būdų neveikia. Ir kai aš kalbu apie tinkamą tempimo būdą, tai nėra tiesiog imti ir tempti raumenį. Kas jau bandė tą tradicinį tempimo būdą, žino, kad labai skauda ir dažniausiai neveikia. Mes tempsime užpakalinės šlaunies raumenis refleksiškai. Ir kad įsitikintum, kad pajustum savo kūne, kas pagerėja, pradėsime nuo testo. Tu tiesiog pasilenksi į priekį, be jokios jėgos, iki kol dar nejauti skausmo. Mintis čia tokia, kad tu tiesiog atsipalaiduotum ir pažymėtum su rašikliu. Leisk man pakelti kelnes čia. Galėjau padaryti šį vaizdo įrašą su šortais ar bermudais, bet dabar taip šalta. Tu atsisėsi, tiesiog atsipalaiduok ir pažymėk su rašikliu ten, kur pasiekiai ranka. Susikoncentruok į mane. Pirmasis pratimas skirtas atpalaiduoti sukibimus tarp raumens ir nervų užpakalinėje šlaunies dalyje. Atrodo sudėtinga, bet tai tarsi leisti raumeniui viduje atsipalaiduoti. Atsigulkite prie sienos, tai galite daryti lovoje, ant grindų ar ant sofos, kaip aš darau čia. Viena koja lieka apačioje, kita koja ištiesta, kulnas remiasi. Kad žinotumėte, jog esate tinkamu atstumu, kad tempimas būtų veiksmingas ir saugus, patraukite pėdą. Leiskite man nusimti kojinę, nes kitaip ištepsiu sieną, o mano žmona to nemėgsta. Jūs patrauksite pėdą ir pajusite tempimą tik užpakalinėje kojos dalyje, blauzdoje, už kelio, šlaunyje. Jeigu patraukėte ir nejautėte tempimo, vadinasi esate per toli nuo sienos, tad tiesiog prieikite arčiau. Jeigu patraukėte ir pajutote skausmą, deginimą, veržimą ar diskomfortą, vadinasi esate per arti, tad tiesiog šiek tiek atsitraukite. Skirkite tiek laiko, kiek reikia, kad rastumėte jums tinkamą ir saugų atstumą. Gerai? Šioje padėtyje jūs tiesiog atliksite pėdos judesį. Ta judesį, kurį darydavo tie, kas naudodavo rankinę siuvimo mašiną. Ką, mes taip lengvai išduodame savo amžių, ar ne? Na gerai, tai darysite 3 kartus, 3 serijas, kol pavargsite. Pradėjo pavargti, nuleiskite koją. Palaukite, kol nuovargis praeis, grįžkite ir pakartokite 3 kartus su kiekviena koja. Kai atsistojate, jaučiate, kad stuburas daug laisvesnis, lengvesnis, labiau palengvėjęs. Tai yra skirtumas tarp to, kai naudojate protą, o ne jėgą, kad pagerintumėte stuburą. Be to, jei norite žengti dar vieną žingsnį rūpindamiesi savo stuburu, galite gauti 2 savaičių pratimų programą, kurią galite atlikti namuose, sekdami dienos vaizdo įrašą. Programoje Kolūna Leve mes stipriname 4 sveiko stuburo pagrindus. Atpalaiduoja raumenų įtampos taškus. Padeda sumažinti sąnarių spaudimą, pažadina tinkamus raumenis, kurie palaiko ir saugo stuburą. Ir pagerina kitas kūno dalis, kurios išbalansuoja visą mūsų stuburą. O dabar mes atliksime 10 sekundžių tempimą tik ten, kur reikia. Idėja yra subalansuoti kūno pusiausvyrą. Ir aš pamiršau pasakyti, nuoroda į Kolūna Leve yra čia, apačioje aprašyme, tiems, kurie nori susipažinti, sužinoti daugiau informacijos ar pradėti programą jau dabar. Einam. Idėja čia yra atkurti kūno pusiausvyrą. Kai mes sumažiname šią įtampą priekinėje stuburo dalyje, šią susikaupusią raumenų įtampą, užpakaliniai raumenys, įskaitant ir užpakalinės šlaunies raumenys, turi dėti mažiau pastangų. Kad galėtum stovėti, kad išlaikytum pusiausvyrą, kaip sakiau, užtenka 10 sekundžių, kad pajustum skirtumą. Padėk telefoną ant stalo ir daryk kartu su manimi. Padėk rankas juosmens aukštyje. Geriausia, kad pirštai čia gale liestusi ir neperlenkdamas kelių, palenkis atgal. Kol pajusi malonų švelnų tempimą priekyje,
pilve, krūtinėje, priekyje palei stuburą. Nereikia to daryti per jėgą, pojūtis turi būti panašus į rytinį pasirąžymą. Išlaikykite šį pojūtį 10 sekundžių. O dabar pakartosite testą, kad pamatytumėte, ar ranka pasiekia toliau arba ar atsilaisvino stuburas. Ir kad raumenų sutrumpėjimas nebegrįžtų, jums tai reikia kartoti šią seką tokia tvarka 1 kartą per dieną. O jei skausmas leidžiasi į sėdmenį ar koją, šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip protingai sumažinti sėdimojo nervo skausmą. Tiesiog spustelėkite čia ekrane ir žiūrėkite. Jei galėjau tau padėti, nepamiršk pasidalinti šiuo vaizdo įrašu su bent vienu žmogumi, kuriam to reikia. Tik tiek ir prašau, perduok gerumo grandinę toliau. Aš atsisveikinu, stipriai apkabinu ir iki kito karto.